Nors internete motociklininkus visi klaviatūros riteriai krikštija donorais, aš pasakysiu, kodėl motociklininkai yra patys prasčiausi iš tikrųjų organų donorai. Britvininkai. Jie skraido greitai ir po smūgio iš jų organų liktų tik faršas. Morgė atidarius tokį siuntinį rastų ne inkstus ar kepenis, bet visą suplaktą kokteilį. Kita rūšis tai čiopperistai. Yra tie dėdės su odinėm liemenėm. Vidutinio čioperisto kepenis yra per ilgus metus mačiusios tiek alaus ar stipresnių antpilų, kad jos labiau tiktų konservavimui, o ne kažkokiai transplantacijai. Na ir paskutinė rūšis enduristai. Šie asmenys didžiąją laiko dalį praleidžia miškuose, pelkėse ir karjeruose, bandydami įrodyti, kad gravitacija yra tik teorija. Jų organai visada yra su smėlio tokio prieskonio, net jei enduristas nukrenta kely, jo viduje tikriausiai rasi daugiau durpių, spyglių ir smulkios frakcijos, kokios žvyro, nei funkcionuojančių audinių. Tai dar kartą pagalvokit apie motociklininkus, jeigu vadinsit juos organų donorais. Jie tikrai nėra tam tinkami.